Sveiki! Šiandien Jums pristatysiu, kaip prisidėti PayPal nuorodą Softera Uni spausdiniuose. Tai nuo šiol galite spausdinti PayPal mokėjimo nuorodą ant spausdinių, o Jūsų klientai gavę pardavimo sąskaitą vienu paspaudimu bus nukreipti apmokėjimui. Tai šiandien aptarsime, kokių nustatymų reikia nuorodos spausdinimui, bei kaip pridėti nuorodą dar neregistruotose sąskaitose. Pirmiausiai, PayPal nustatymai. Prisijungus į Business Central aplinką, reikia eiti į mokėjimo tarnybas. Ir čia matome yra sukurta PayPal Payment Standard eilutė. Spaudžiame nustatymai ir čia yra visi nustatymai nuorodos konfigūravimai. Tai ką jums reikia užsipildyti, tai account ID, tai čia yra jūsų PayPal paskyros ID, bei įjungti požymį Enabled, tai kad įjungti būtent visą funkcionalumą. Bei sekantį požymį taip pat uždėti, tai čia reiškia, kad dabar prie kiekvienos naujai kuriamos sąskaitos bus pridedama nuoroda. Atlikus šios nustatymus, nuo šiol bus pridedama nuoroda prie naujai kuriamų dokumentų. Jeigu norime nuorodą pridėti jau supildytose dokumentuose, tačiau neužregistruotose, tai reikia eiti į norimą dokumentą. Einame į pardavimo dokumentus, pasirenkame sąskaitą ir jeigu norime, kad šią sąskaitą taip pat spausdintų su PayPal nuoroda, reikia paeiti šiek tiek žemiau iki SF duomenys bei mokėjimo tarnybą. Šioje vietoje reikia spausti 3 taškiukus ir užžymėti galima ant PayPal Payment Standard eilutės. Pažymėjus šį požymį, nuo šiol bus ši sąskaita visada spausdinama taip pat su PayPal nuoroda. Tai šiuo atveju parsisiunčiam dokumentą ir nuėjus į jį matome, jog jau yra PayPal nuoroda. Paspaudus ant jos yra nuvedama į puslapį, kur klientai jau gali atlikti savo mokėjimus. Tai tiek apie PayPal nuorodos konfigūravimą. Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės nurodytu paštu arba telefono numeriu.